Ačiū, kad žiūrite vėl mano kanalą ir man labai džiugu, kad mes ir vėl kartu. Ką aš noriu pasakyti, kad šiandien aš buvau pas daktarą, daviau kraują. Daviau kraują, o patikėkit, kaip aš bijau duoti kraują, nes man taip sunkiai suranda venas. Kai ima iš venos kraują, tai oh my god būna. Bet šiandien tokia laiminga diena buvo. Ir atleiskite, nes aš vėl kalbėsiu tyliai. Na, bet va, mano rankytė, mano pleistras dar užklijuotas. Seselė taip uždėjo tą ir taip čiupinėjo ir bakst ir pataikė iš pirmo karto. Tai būna beveik neįmanoma man pataikyti iš pirmo karto, bet pataikė. Tai yra liuks ir bus matyti, o kraują daviau dėl skydliaukės, kadangi turėjau problemą su skydliaukė, tai dėl jos daviau, kad pažiūrėtų kaip ten kas ir taip dėl dar kažko, vienu žodžiu, atsakymai bus antradienį, kitą antradienį, lygiai po savaitės. Tai, na, tikiuosi, kad viskas bus gerai. Na, tai tiek, ką dar noriu pasakyti. Dar turiu, kaip sakant, čia kaip man tokia džiugia žinia, kad aš dar numečiau 1 kilogramą. Tai jo, numečiau dabar iš viso esu numetusi 3,5 kilogramo, beveik 4, kaip pasakyti, 3,5 kažkur. Tai jo, liuks. Ta prasme, reiškia, aš nebadauju, aš valgau, žinote, ką aš valgau maždaug, taip va. Alkana tikrai nebūnu, jaučiuosi ir soti, ir svoris krenta, tai geriau būti negali. Ir laiminga ir patenkinta, ta prasme. Na ką, daugiau nebekalbu, o judame prie topiko šios dienos, tai yra mano šešėlių apžvalgėlė. Taigi, keliaujame. Na ką, pasiėmiau čia dėžutę, kurią netrukus apžvelgsime. Na ką, turiu čia, norėjau sakyti, šešėliniai, kreminės konsistencijos šešėliukai iš Maybelline. Čia yra vienas toksai blizgus labai, numeriukas yra Eternal Gold, auksinės spalvytės toksai kreminis šešėlis. Toliau yra Creamy Beige, toksai kreminis į rusvumą, į rudumą, toksai be jokio blizgesio jis yra. Toliau yra blizgi juoda spalvytė, kurios dar beveik nenaudojau, bet reikės man ją naudoti kažkaip, reikės, nes man kreminiai šešėliai labai patinka. Labai mėgstu kreminius šešėlius. Toliau tokia žydra yra, labai graži mėlyna tokia spalva, labai. Tik nežinau, ar tinka prie mano akių. Atrodysiu kaip gulbė. Oi, prisiminiau. Paauglystėj kažkada, aš paauglystėj labai dažydavausi daug akis mėlynai. Ir nuėjau į pasimatymą. Ir man vaikinas buvo, aš taip labai retai dažydavus, bet tada pasidažiau, vienu žodžiu. Ir matyt, per ryškiai pasidažiau, ar ką, vaikinas taip žiūri į mane ir taip, oho, sako, atrodai kaip gulbė. Aš nežinau, ar čia komplimentas buvo, ar čia ne komplimentas kaip gulbė, bet vienu žodžiu, va taip pasakė, atrodai kaip gulbė. Taigi, toliau tokia spalvytė, tokia graži. Man šita spalva labai graži, labai einama, labai tokia tinka prie visko. Liuks, tinkanti prie visko. Tai jau kiek čia spalvyčių, 5. Ir dar 2 spalvytės. Taigi čia yra Permanent taupė. Taip pat tokia panaši, tinkanti taip pat prie visko, tokia ruda, rusva ir tokia melsvumą tokia turi įdomi tokia spalva. Labai gražios spalvos iš tikrųjų ir čia tokia pilka blizgi. Blizgi tokia pilka, vadinasi Immortal Charcoal. Taigi,
tiek tų Maybelline kreminių šešėlių. Toliau judame. Du mano senukai. Nežinau, gal daugiau negu... Nežinau, aš juos turbūt 2 metus turiu. Nežinau, gal kas nors iš jūsų teiksit mane, kodėl tokius senus turiu. Bet nežinau, kodėl aš jų nemetu. Gal todėl, kad jie tiesiog... Nei jie smirdi, nei jie ką. Aš šiaip esu girdėjus, kad kosmetikos negalima laikyti daugiau negu 3 mėnesius. Bet... Prašau, tokios spalvytės. Ir... Nieko apie juos daug nešnekėsiu, tiesiog firma yra Makeup. Aš ją pirkau iš Tesco prieš porą metų ir, na nežinau, čia pavadinimas Lapis, o čia pavadinimas yra Onyx. Taigi, nieko apie juos daug nepasakysiu ir nes tik manau, kad greitų metu aš juos mesiu lauk. Toliau iš numeris 7. Fokusuokit, kodėl nefokusuoji? Ot kamera duoda. Šakės, va. Taigi, iš numeris M7 yra šešėliukai, kuriuos jau tikriausiai matėte praeitose mano video. Labai fainučiai galiu pasakyti, aš dabar esu pasidažiusi akis su vienu iš jų, antros su šitu. Daugiau nieko nenaudojau, vien tik šitą. Vien šitas 3 spalvytes. Tai patinka man šitas, patinka spalvos, patinka, kad nei labai blizgu, nei nėra iš prasme to blizgėsio pats tas. Liuksiškai labai gerai tepasi, labai gerai blendinasi, super ilgai išlieka, nesubėga rūgšlės, labai gera kokybė ir labai gražios spalvos, superinės spalvos, tinka prie visko irgi. Taigi, toliau... Yra L'Oreal, čia daugiau tokiam, kaip sakant, išeiginiam makiažui, tokiam šventiniam makiažui, tokios visos spalvos labai blizgios. Ir numeriukas yra Beige Trench, vadinasi, Beige Trench. Toliau iš Maybelline, taip pat jį turiu senai, metus laiko tai tikrai turiu. Spalvytė tokia, vat, aš pirkau vien dėl spalvos, kad tokia einama spalva, dažytis kiekvienai dienai, tokia neryški, nes kažkaip nesidažydavau aš ryškiai anksčiau, dabar kažkaip užsimaniau kartais šiek tiek ryškiau pasidažyti, vadinasi Silk & Taupė 610. Toliau mano vienas iš naujausių šepetėlių, tai yra noriu atsakyti. Iš šešėlių naujausių, tai yra Isadora, labai fainas, toksai blizgantis, gan blizgus, gražus. Jį galima priderinti prie bet kokio, manau, makiažo, prie bet kokių šešėlių galima kažkaip uždėti tą blizgutį, tokį labai toks fainas, toks kreminis, rusvas toksai, vadinasi 02 Golden Sand. Labai faina dėžutė tokia. Tikrai faina dėžutė tokia storesnė, tokio plastiko. Labai faina. Man patinka. Toliau iš Elizabeth Arden yra Viridian Bloom. Čia yra 3 spalvytės. Mėlyna, tokia šviesi ir ruda. Visos yra blizgios. Yra labai fainas veidrodėlis. Ir man labai patinka įpakavimas. Įpakavimas yra super duper. Dar turėjau Elizabeth Arden tušą akims. Patikėkit, koks nuostabus tušas buvo mano vienas geriausių, nežinau, man Max Factor dar patinka, bet dar ten kažkokią esu turėjus, bet iš Elizabeth Arden man iš viso, aš geresnio nesu gyvenime turėjus negu Elizabeth Arden tušas. Ir ką jūs galvojat, aš antiek įsaugoju tą tušą, kad aš jį pamečiau. Pastoviai man tai būna, ką daugiausia saugau, tą greičiausiai pametu. Taip jau yra. Taigi, L'Oreal, taip pat seneliukas. Jau išdažytas, tai vienu metu buvo labai mano mėgstamas. Jis nėra toks senas, taip jau labai, bet
Na, praeitą vasarą, man atrodo, pirkau šį praeitą vasarą kažkur. Šepetėlius visą laiką pametu, čia jau senas ar naujas, niekada beveik nerasit pas mane šepetėlių. Bet va. Na, fainas visai. O čia numeriukas buvo. Tai 103. Beige Taupe. Toliau. Žiūrime iš Gošo. Tai šitas vienintelis, ta prasme, vienas iš mano mėgstamiausių. Tokį vienintelį turiu iš Gošo 4 spalvyčių. Labai gražios spalvos, tokį blizgesį turi, labai. Ir kasdieniam makiažui, ir vakariniam makiažui, ir netgi šventiniam makiažui gali čia naudoti šitas spalvas. Labai gera kokybė, labai geras pigmentas, gerai blendinasi, vien žodžiu super. Gerai išlieka, labai esu patenkinta šitais. Vadinasi 24 Platinum. Iš Gošo. Labai patenkinta šiais šešėliais. Negaliu atsidžiaugti. Isadora. Taip, čia labai einamos spalvytės yra. Aš manau, kad kiekviena mergina turėtų turėti tokias spalvas savo šešėlių kolekcijoje, nes jos tokios yra šiek tiek kaip nori, šiek tiek paryškinti akis. Šita spalvytė labai graži, o iškrita. Šita spalvytė yra labai graži man. Tokia, šiaip visos 3 yra matinės, bet šita tokia blizgėsi duoda. Tai va šiek tiek pabrėžti, išryškinti. Na, superinės spalvos. Ir tikrai pigmento tikrai turi normaliai, labai geros kokybės taip pat yra. Ir vadinasi Classic Brown 20 numeriukas. Tikrai labai geri šešėliai. Toliau iš Maybellino. Tai būtų, nežinau, kodėl čia taip sunkiai atsidaro. Tai būtų tokie. Man patinka iš tikrųjų, kaip yra šešėliai sudėti kaip nors įdomiai, taip, tokiais išraižymais. Va. Ir man dar patinka, kai būna gale parodyta, kaip dažytis reikia. Nes yra kiekviena spalvytė čia nupiešta ir sunumeruota numeriukais. Ir čia paskui rodo akis nupiešta ir rodo, kokį numeriuką tepti, ar čia. Ir man kartais patinka pasidažyti pagal tas instrukcijas. Ir galiu pasakyti, kad tikrai gaunasi gražiai. Vadinasi Luminous Blue 04. Toliau iš NYX. Iš NYX turiu 2. Štai tokie yra 2 iš NYX. Taigi pirmasis vadinasi Gothic Harlem. Štai toksai. Pilkos, juodos, baltas spalva, va tokios. Nesenai čia buvau pasidažiusi vienam video su šitom spalvytėm. Visai neblogos, galiu pasakyti. Nebrangi šita kosmetika yra. Visai nieko. Kokybė visai nieko, galiu pasakyti. Nėra, kad ten būtų labai prasta, tikrai nėra. Nebyra, niekas nebyra, nieko. Išsilaiko normaliai. Alio. Nežinau, kas šiandien tai mano kamerai yra. Nenori fokusuoti ir viskas. Na, čia yra štai tokios spalvytės. Ir čia yra iliuminatorius, highlighteris tai yra. Ir čia yra, vienu žodžiu, tas. Ne primeris, bet, nu žinote, vienu žodžiu. Ir čia yra spalvytės. Spalvos gan gražios, galiu pasakyti, dėl to aš jas nusipirkau. Aš jas pirkau, todėl kad buvo parašyta, kad čia yra skirta rudom akim. Čia aš nusipirkau rudą akim. Irgi taip pat čia yra parašyta, kaip dažytis, va. Šiaip gal nebūčiau pirkus, bet kai buvo parašyta rudą akim, tai nusipirkau, galvoju, šios spalvos yra grynai atitaikyta, va, rudom akim. Ir buvau jau pasidažius ir man tikrai patiko. Nors šitų dar nenaudojau šito, va, nei to highlighterio, bet nežinau, gal kada išbandysiu.
Toliau. Nesupykit, jeigu kažkokį žodį pamirštu, nes yra vėlu, aš šiandien pavargus esu, tai man užstringa kalba gal biški. Nu. Toliau yra iš rimelo. Iš rimelo, štai. Labai gražios tamsios spalvos, čia tokia kaip ir užavumą užneša, čia tokia mėlyna ryškiai, čia tamsiai mėlyna kita. Na, gražios, labai gražios 3 spalvytės. Man patinka, kad yra dar toksai jos tokių raštų tie šešėliai, tokį raštą turi gražų, tą karūną užpiešta čia. Na, tikrai fainai. Ir spalvytė vadinasi 76 Sapphire Moonstone. Sapphire Moonstone. Taigi. Toliau. Iš rimelo. Labai gražios spalvos. Visos kreminės, pažiūrėk, kokios gražios. Ta šviesi, tikrai gan gražiai galima akis pasidaryti su šitom 3 spalvom, mano manimu. Labai graži spalva šita. Visos tokios kreminės, tokios sodrios man, tokios šiltos tokios spalvos man. Labai fainas. Ir vadinasi 62 Orion. Taigi, toliau. Violetinis, tačiau toksai violetinis, tačiau 4 dalių. Visos 4 spalvos turi tokį violetinį atspalvį. Net ir šviesiausia ir tamsiausia, visos turi tokio violetinio atspalvio. Taip pat aš su juo mėgstu pasidažyti, ypač va dabar vasarą, tokias violetinės spalvas mėgstu, nes turiu nemažai violetinių drabužių ir labai gražiai gaunasi, iš tikrųjų, man patinka. Man tikrai patinka šie šešėliai. Taip pat kokybė rimel, man patinka šie šešėliai, tikrai. Man patinka, kad yra parodyta taip pat kaip dažytis. Pagal instrukciją tikrai kartais gražiai gaunasi. Toliau. Taigi, dar vieną turiu rožinį, ne rožinį, o violetinį nusipirkusi, dar naujas yra. Jeigu pasibaigtų mano nas, nes aš taip, man patinka šita spalvytė labai. Toliau dar yra 3 iš rimel, tačiau kitos linijos. Taip pat aš jums parodysiu. Taip yra šita spalvytė. Tai matote, juoda tokia matinė, vidurinė spalva labai graži. Nu visos tokios, štai rausvuma tokia, tikrai tokį ryškų makiažą galima pasidaryti, aš manau. Ir kasdieninį, ir ryškų, ir vakarinį, su tuo pačiu gali paletę pasidaryti. Tikrai labai gražios spalvos, galiu pasakyti. Ir vadinasi Foggy Grey, 023, Foggy Grey. Labai gražios spalvos ir kokybė nieko. Toliau šitą labai nesenai įsigijau, vienas iš naujesnių mano pirkinių, tai yra šitas. Ir čia gal daugiau toksai šventinė makiažui, ne kasdieniniui. Kiekvienai dienai aš galbūt nenaudočiau tokių labai, nežinau, šitos spalvos ir tokių, na nežinau, net nežinau. Aš manau, kad daugiau vakariniam makiažui galbūt negu dieniniam, čia tiktų šitos spalvos. Na, bet galima ir dieną pasidažyti nelabai ryškiai. Galima. Toliau, iš tos pačios linijos, tik tai tokios rudesnės spalvytės. Labai įdomios spalvos, galiu pasakyti. Iš rimel ir čia yra Brixton Brown 022. Dabar dėl įdomumo dėliai sudėsiu visas taip šalia. Pamatysite, kokios iš tikrųjų fainos neeilinės spalvos yra iš šitos linijos, iš rimel. Tikrai neeilinės spalvos. Nežinau, tikiuosi jūs matote. Na. Tikrai yra gražių spalvų. Visos tokios labai lengva panaudoti, aš manau, ir sukurti gražų makiažą. Va. Ir kiek mažai vietos užima, pažiūrėkite. Tikrai labai mažai vietos užima.
o čia yra 15 spalvų. Va, kiek vietos užima 15 spalvų ir dar 3 šepetėliai čia yra. Tai, na nežinau, tikrai liuks. Man labai patinka, kai yra kuo daugiau spalvų ir kuo mažiau vietos užima, tai liuks. Labai patogu nešiotis yra. Toliau Nude iš K3. Tai vieninteliai šešėliai iš K3. Tai yra Absolute Nude, K3 Cosmetics. Tai yra tokios nuudinės spalvytės, nuo šviesiausios iki tamsiausios. Aš šiaip, kad pasimčiau visą tą paletę ir dabar dažyčiau, taip aš nedarau. Aš kažkaip, nežinau, nelabai taip mėgstu aš taip daryti. Aš dažniausiai, kai dažausi su kitais šešėliais, dažniausiai kokios man spalvos pritrūksta, aš atsidarau šitą ir paimu kokią spalvą, kokios aš norėčiau. Tiesiog įmaišau. Nes kartais man kažkaip užsinori kažkokią kitą spalvą, aš nežinau kokią, tai va šitą atsidarau ir pasižiūriu ir panaudoju. Gan gražios spalvos iš tikrųjų. Gan gražios spalvos. Labai einamos spalvos, tokios eilinės spalvos ir tikrai kasdieninės spalvos, labai liuksiškos. Taip pat šitos va šviesios, taip pat eilinės tokios spalvytės šviesios, gražios, su blizgėsiu tokios. Va. Visai nieko, kokybė taip pat negaliu skūstis. Negaliu, kiek aš su jais esu pasidažiusi, na, tikrai nieko blogo negaliu pasakyti. Candy Warhol vadinasi 010 šitas. Absolute Bright. Taigi, iš dėžutės tai būtų tiek. Ir dabar jums parodysiu, kokios dar paletytės turiu. Čia yra iš firmos Lakura Smoky Eyes. Čia yra veidrodėlis. Čia toksai įdėklas popierinis, galima sakyti, ir čia yra tokios daugiau rudos. Čia yra parodyta net instrukcija, kur 1, 2, 3 pagal eilę, kokį šešėlį tepti, kokį ant viršaus, kokį, žodžiu, kad sukurti tą šešėlinį makiažą, Smoky Eyes, kaip sakant, kad sukurti. Na, kelis kartus bandžiau iš tikrųjų. Pigmento turi labai daug. Tikrai labai pigmentuota yra ir visai nieko galiu pasakyti. Visai nieko. Bet nežinau, man įpakavimas nėra labai toksai, kad labai patiktų. Tas popierinis įpakavimas, toksai popierinis man ne prie širdies tikrai. Prašau, užsimaniau atsigerti, labai troškina, daug kalbų. Taigi, judame toliau. Turiu čia L'Oreal paletytę. Labai nesenai ją įsigijau, tačiau kaip L'Oreal labai visąlaik nueina tas visas užrašas. Man labai nepatinka, kai nueina užrašas. Atrodo tikrai nekaip. Vadinasi Rose. Tokios šiltos spalvos, galima sakyti, tokios rožinės. Veidrodėlis, labai geras veidrodėlis. Man labai patinka įpakavimas, toks pailgas įpakavimas. Patinka, yra šepetėlis gan toksai neblogas gal visai. Spalvytės gražios. Yra ir blizgių, yra ir neblizgių spalvyčių. Toliau noriu parodyti jums mano mėgstamiausia, turbūt matėte, labai geras veidrodėlis, geras įpakavimas, tai yra iš Gošo. Štai tokių spalvyčių, vadinasi 9 Shades to Enjoy in New York 001. Labai gražios 9 spalvos, nuo šviesiausios iki tamsiausios. Matinis įdėkliukas, labai fainas. Toliau mano nemėgstamiausi turbūt būtų, tai šita firma BC. Tikrai nepatariu niekam pirkti šitos firmos šešėlių. Čia tokia kaip knygutė atsidaro. Ir čia yra, na, čia keletas skaistalų, čia šešėliai, čia gal lūpų dažai, čia gal highlighteris, vienu žodžiu.
man nepatiko priėjimas prie šešėlių ir mažai pigmento, tikrai mažai pigmento jie duoda ir aš gal skaistalus panaudojau, nežinau. Tikrai man nepatiko ir aš niekam nepatariu jų pirkti, jeigu pamatysite, nepatariu pirkti. Bet jeigu jums įdomu, išbandykite. Aš už juos mokėjau 8,50 € ir galiu pasakyti, geriau būčiau nusipirkus kažką kitą už tos pinigus, nes tikrai neapsimokėjo pirkti. Tikrai ne. Toliau mano vasariška paletė, kurią galvoju pradėsiu naudoti. Čia yra lūpų dažai, skaistalai. Ir toliau verčiame ir atsiverčia labai geras veidrodėlis ir ryškus šešėliukai. Labai galvoju, dabar yra vasara, reikėtų pradėti naudoti šiek tiek ryškiau kartas nuo karto pasidažyti. O tai jinai stovi jau, reikia ją pradėti naudoti. Nes gavau gimtadienio dovanų ir dar nenaudojau. Taigi, tikriausiai tai būtų mano 2 paskutinės paletės. Tai būtų W7, tai būtų In the Buff Lightly Toasted, tokios rudesnės spalvytės. Aš skubu, nes kamera įbaigė išsikrauti, matau. Matot, tokios rudos spalvos, va. Spalvų daug, gan gražios iš tikrųjų, tokių atspalvių turi ir matot, tokių žemiškų. Taigi, mėlėjai, labai atsiprašau, kad aš gavau pereiti į kitą vietą, kadangi kamera išsikrovė ir aš dar nebaigiau jums parodyti šito, paletė. Čia yra In the Buff W7. Čia taip pat tokios natūralios spalvos, nuo juodos iki šviesiausios, tokios kreminės. Ką galiu pasakyti apie šitą firmą? Kad jinai kainuoja 8 € ir tikrai gan neblogų spalvų yra ir neblogos kokybės galiu pasakyti. Oi, kaip tepa gražiai, pažiūrėkite, pigmento turi tikrai daug. Oh my god, juodas va koksai. Bandžiusi, labai gražios spalvos. Reikės pradėti jas. Dabar va, kaip išsitepiau ranką, oh my god, jis praustis. Bet žodžiu, ką noriu pasakyti, tikrai apsimoka pirkti šitos firmos šešėlius. Nežinau, jis tikrai yra išgirtas ne mano vienos, daugelis merginų jį perka ir yra jo patenkintos iš tikrųjų. Na tai ką? Tai tiek, tai čia visi mano šešėliai buvo ir kažkaip esu pavargus, aš jau nebežinau, ką kalbu iš tikrųjų. Gal nusišnekėjau jau ką nors, nes, eisiu miegoti jau. Tai kągi, labanakt, mėlieji.